Sveika! Emilė, kaip mums sekasi? Normaliai, kaip tau? Eik, nesąmonė, aš mat vis to, ką tik galvoju. Aš irgi. Kas tu Nesąmonė, tą matei. Ui, kas čia paveiksas? Jūs toks gražus. Kaip žinai? Aš noriu paliesti. Kur mes Oi, čia? mes čia esam. Kažkaip atrodo įlendame paveikslą. Man irgi taip atrodo. Kur mes čia? Nesivaizduoju. Priimant Pasvalys. Pasvalys. Kas čia per pastatą? Priimant stoti, ką aš žinau. Ką? Aš nesivaizduoju. Sveiki jaunuoliai, aš esu Dievas Benas. Dieve, kur mes? Šiame paveiksle nupieštas geležinkelis, kuris pastatytas per visą Aukštaitiją. Šis paveikslas yra sukurtas kartono ir pastelės technika. Šį paveikslą nutapo Vaidotas Kvašys. Jis buvo dailininkas, grafikas ir aktyvus krikščionis. Jo kūriniuose buvo daug Biblijos ir Dievo motyvų. Jis su kunigu Eliju Leidzu kūrė menines kompozicijas ir knygas, bandydami interpretuoti apokalipsę. Ačiū Dieve, mes atsikaltūrinam! Sveiki jaunuoliai, aš Pasvalio geležinkelio stotis. Ar norite sužinoti mano istoriją? Ar tu nori sužinoti apie istoriją? Davai, Tai sužinom. mes norim sužinoti istorijų. Tikrai taip! Pasvalio geležinkelio stotis atsirado dar 20 amžiaus pradžioje, kai vokiečiai per Pirmąjį pasaulinį karą nutiesė siaurąjį geležinkelį. Ši stotis ilgiau metus buvo svarbi vieta žmonėms. Pro ją judėjo keleiviai, prekės, kariuomenė. Tačiau stotis mena ir skaudžiausią savo pusę. 1941 metais iš čia buvo tremiami žmonės į Sibirą. Išvykimo aikštelė, traukinis švilpukas ir stovinčios šeimos tapo vienu liūdniausių Pasvalio istorijos puslapių. Vėliau, bėgant laikui, traukinių vis mažėja, o 1996 metais geležinkelio eismas buvo visiškai nutrauktas. Nors traukiniai čia nebevažiuoja, stotis išliko svarbus istorinis pastatas. Ji įrašyta į kultūros paveldą, kad primintų ir gerus, ir skaudžius miestelio laikus. Oi, kokie čia tragiški įvykiai vyko. Dieve, ar galima sugrąžinti atgal? Sėlė, aš jau pasižiūrėjau paveikslą. Palauk, dėl to, kad bus paveikslus pamokas. Ačiū už dėmesį! Mes mylimės Birutę Polijanskienę.